Tik grįžau ir pažiūrėkit, celofanas. Dėmesio. Celofano kriptovaliuta. Yra 2 kabliukai. Pasiklausom. Visa nugaruoja instrukcija, bet aš nerodau, nes tai yra specialūs kodai ir taip toliau ir taip toliau. Ir gali matyti nugarinę pusę tik tai tas, kas yra teisėtas savininkas viso šito reikalo. Pirmas dalykas, tai kitoj pusėj yra kažkokie kodai, tai reiškia arba privatus raktas, arba kažkokia kita konfidenciali informacija, tai reiškia tas, kas turi pas save rankose, gali valdyti, arba tas, kas turėjo prieš tai pas save rankose, gali valdyti irgi jūsų privačius raktus, jūsų piniginės ir gali turėti prieigą prie jūsų pinigų. Klausomės toliau. Kaip jūs galėsite šitos celofano kriptovaliutos įsigyti? Kas neturės šito popieriuko, negalės turėti ir kriptovaliutos. Dabar antras kabliukas. Sako, kad nebus galima įsigyti šitos kriptovaliutos, jeigu neturėsit šitų banknotų, šitų atvirukų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra centralizuota. Kriptovaliutos pagrindinė idėja yra, kad būtų decentralizuota ir žmonės būtų patys atsakingi už savo pinigus. Jeigu yra kažkoks centrinis vienetas, šiuo atveju kaip celofanas, ir jis gali reguliuoti, kas gali įsigyti ir kas negali įsigyti kriptovaliutos, tai reiškia, jau yra centrinis vienetas ir jis mažai kuom skirsi šitą valiutą nuo, tarkim, centrinių bankų skaitmeninės valiutos. Nebent ji dar nėra paleista ir vyksta dabar pre-seilas ir tas popierius bus prieimas prie jūsų šitos valiutos, kai jį pasileis. Kol kas informacijos yra mažai, bet aš tikrai laukiu, kol išeis ir mes komandoje išanalizuosim viską, ekonomiką visą ir matysim, kas kaip vaikšto, nes praktiškai neįmanoma paleisti kriptovaliutos ir padaryti, kad ji nebūtų kažkam prieinama, nebent turėtų šitą popierėlį. Laukiu naujienų ir laukit iš manęs update'o, išanalizuosim viską smulkiai ir detaliai ir pažiūrėsim, kur yra privalumai ir kur trūkumai.